Norint sudaryti palankės sąlygas tvariam mėlynosios ekonomikos pakrančių rajonų, salų bei krašto gilumos vietovių, žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vystymuisi, svarbu įgyvendinti kokybės kriterijus atitinkančią vietos plėtros strategiją. Kalbant apie paramos gavėjus, būtina paminėti, kad tinkami paramos gavėjai pagal strategijoje numatytas priemonės yra tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Tai apima labai mažas arba mažas įmonės bei fizinius asmenys, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jie privalo būti registruoti ir vykdyti arba planuoti vykdyti žuvininkystės veiklą strategijos vykdytojo teritorijoje. Su paskutiniu mokėjimo prašymu paramos gavėjas turi pateikti atitinkamą dokumentą leidžiantį vykdyti žuvininkystės, žvejybos arba šių produktų perdirbimo veiklą. Svarstant apie hidrobionto auginimą, būtina kreiptis dėl veterinarinio patvirtinimo. Šiame procese reikalinga pateikti nemažai dokumentų, tarp kurių yra jeigu ketinate užsiimti žuvininkystės produktų gamybą ir tiekimu mažais kiekiais, vietiniai rinkai, reikia iš anksto pasiruošti ir pateikti reikiamus dokumentus, kurių sąrašą galite rasti šioje nuorodoje. Vykdant maisto tvarkymo veiklą, subjektai privalo taikyti individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų sistemą RVASVT, naudotis konkrečios srities taisyklėmis arba pasinaudoti teisės aktuose numatytomis išimtimis. Taikant RVASVT svarbu atsižvelgti į šiuos punktus. Rizikos veiksnių analizė, įvairių sričių specialistų komandos sudarimas. Į komandą, apimančią visas su produktu susijusias maisto verslo dalis, rekomenduojama įtraukti įvairius specialistus, susijusius su produkto gamyba, saugojimu, paskirstimu, vartojimu ir rizikos veiksnių nustatymu. Produkto aprašymas. Taip pat reikia pateikti išsamų produkto aprašymą, įskaitant svarbią informaciją apie jo saugą. Pavyzdžiui, planuojamo vartojimo nustatymas. RVASVT komanda turi nustatyti įprastą arba planuojamą produkto vartojimą ir tikslinės vartotojų grupės. Kai kuriais atvejais reikia įvertinti produkto tinkamumą konkrečioms ar pažeidžiamoms grupėms. Technologinių operacijų sekos grafikos sudarimas, gamybos proceso aprašymas. Nepaisant pasirinktos formos, būtina nuosekliai išnagrinėti visus proceso etapus, nuo žaliavų gavimo iki galutinio produkto pateikimo į rinką, įskaitant paruošimą, apdorojimą, pakavimą, saugojimą ir paskirstimą, ir pateikti išsamų technologinių operacijų sekos grafiką su pakankamais techniniais duomenimis. Technologinių operacijų sekos grafiko tvirtinimas vietoje. Sukūrus technologinių operacijų sekos grafiką, ji turi patvirtinti specialistų komanda. Pastebėjus nuokrypius, grafiką reikia ištaisyti, kad jis būtų kuo tikslesnis. Rizikos veiksnių ir kontrolės priemonių nustatymas. Taip pat reikia išvardinti visus galimus biologinius, cheminius ir fizinius rizikos veiksnius kiekviename proceso etape, įskaitant žaliavų ir sudedamųjų dalių gavimą, saugojimą ir gamybą. Rizikos veiksnių apibrėžimą galima rasti šiame reglamente. Toliau RVASVT komanda turi atlikti rizikos veiksnių analizę ir nustatyti, kurie veiksniai turi būti pašalinti arba sumažinti iki priimtino lygio, kad būtų užtikrinta saugi maisto gamyba. Svarbiųjų valdymo taškų nustatymas. Norint nustatyti svarbiuosius taškus rizikai kontroliuoti, reikia logiško požiūrio. Sudaryti loginį modelį gali padėti sprendimų medis arba kiti metodai, taikant komandos patirtį bei žinias. Naudojant sprendimų medį, kiekvieną proceso etapą grafike reikia nagrinėti iš eilės. Kiekviename etape sprendimų medis turi būti taikomas kiekvienam rizikos veiksniui ir kontrolės priemoniai. Kritinės ribos svarbiuosiuose valdymo taškuose. Po to svarbu nustatyti svarbiuosius valdymo taškus, kur kritinės ribos padeda atskirti priimtinus ir nepriimtinus procesus. Juos nustatomos pagal parametrus, kuriuos galima stebėti, tokius kaip temperatūra, laikas, pH, drėgmė, priedų kiekis ir jutiminiai parametrai. Kritinės ribos turi būti pagrįstos įrodymais, kad užtikrintų proceso kontrolę. Kai kuriais atvejais, norint sumažinti riziką, gali prireikti griežtesnių reikalavimų. Priežiūros tvarka svarbiuosiuose valdymo taškuose. RVASVT reikšminga dalis yra stebėjimo arba matavimo programa kiekviename kritinėme taške, užtikrinanti, kad būtų laikomasi kritinių ribų.
Stebėjimai arba matavimai turi rodyti, ar kontrolė yra paprasta ir laiku teikti informaciją apie reikalingus korekcinius veiksmus. Jei rezultatai rodo, kad valdymo taškai gali tapti nebekontroliuojami, procesą reikia keisti prieš įvykstant nuokrypiui. Duomenys turi vertinti kompetentingas asmuo, kuris imsis korekcinių veiksmų. Stebėjimai arba matavimai gali būti nuolatiniai arba periodiniai, tačiau jų dažnumas turi būti toks, kad informacija būtų patikima. Programoje turi būti aprašyti stebėjimų arba matavimų metodai, dažnumas, registravimo tvarka ir visų svarbiųjų valdymo taškų apibūdinimas. Kas atlieka priežiūrą ir kontrolę, kada atliekama priežiūra ir kontrolė, kaip atliekama priežiūra ir kontrolė. Su svarbiųjų valdymo taškų kontrolė susijusius įrašus turi pasirašyti priežiūrą atlikęs asmuo, o patikrinus atsakingas įmonės pareigūnas. Korekciniai veiksmai. RVASVT turi iš anksto parengti korekcinių veiksmų planą visiems svarbiems valdymo taškams, kad būtų galimybė nedelsiant reaguoti į nuokrypius nuo kritinių ribų. Korekciniai veiksmai gali būti: atliekant priežiūrą gali būti nustatyta, kad reikia imtis prevencinių priemonių, jei nuolat dėl tos pačios procedūros imamasi korekcinių veiksmų. Tikrinimo procedūros. RVASVT komanda turi apibrėžti metodus ir procedūras RVASVT veiksmingumui nustatyti. Tikrinimo metodai gali apimti atsitiktinių mėginių analizę, išsamią analizę pasirinktose svarbiuosiuose taškuose, tarpinių ar galutinių produktų analizę, saugojimo, paskirstymo ir pardavimo sąlygų apžvalgą. Tikrinimo procedūroms priklauso: tikrinimas turėtų apimti šiuos aspektus. Tikrinimą turėtų atlikti asmuo, kuris nėra atsakingas už priežiūrą ar korekcinius veiksmus. Jei įmonės darbuotojas negali atlikti tikrinimo, turėtų būti pasitelkti nepriklausomi ekspertai arba kvalifikuotos trečiosios šalys. Dokumentavimas ir registravimas. Taikant RVASVT būtinas veiksmingas ir tikslus registravimas. RVASVT procedūras reikia dokumentuoti pagal operacijos pobūdį ir mastą ir tai daryti pakankamai dažnai, kad būtų užtikrintas kontrolės vykdymas. Dokumentus ir įrašus reikia saugoti pakankamai ilgai, kad kompetentinga institucija galėtų atlikti patikrinimus. Dokumentuoti reikėtų: registruoti reikėtų. Paprasta registravimo sistema gali būti veiksminga ir lengvai suprantama. Ji gali būti integruota į esamas operacijas ir pasinaudota jau turimais dokumentais, tokiais kaip sąskaitos, faktūros ir kontrolės sąrašai, kuriuose nurodyta, pavyzdžiui, produkto temperatūra. Mokymas. Galiausiai maisto verslo operatorius turi užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų supažindinti su galimais rizikos veiksniais, svarbiaisiais valdymo taškais gamyboje, saugojime, transportavime ir paskirstyme, taip pat su korekcinėmis priemonėmis, prevencinėmis priemonėmis ir dokumentavimo procedūromis. Apie planuojamą RVASVT sistemos auditą teritorinė valstybinė maisto veterinarijos tarnyba turi įspėti ūkio subjektą ne vėliau kaip 10 dienų prieš auditą. Pranešimai siunčiami raštu arba elektroniniu paštu ir nurodo audito pagrindimą, atlikimo terminą, tikrinamas sritis bei preliminarių dokumentų sąrašą, kurį ūkio subjektas turi pateikti audito metu. Dokumentai apie būsimą patikrinimą saugomi ūkio subjekto byloje. Svarbu atkreipti dėmesį, ar yra prievolė tapti perkančiąją organizaciją ir vykdyti pirkimus pagal viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, tokias kaip vietos projektų vykdytojai, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios organizacijos, PIP numatytų prekių, paslaugų ar darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi viešųjų pirkimų įstatymų. Viešieji pirkimai turi būti atliekami elektroniniu būdu per CVP, IS ar CPO. Agentūrai turi būti suteikta galimybė stebėtojo teisėmis prisijungti prie pirkimo informacijos CVP IS. Viešųjų pirkimų vertinimas vykdomas dviem būdais. Išankstinis vertinimas atliekamas iki pirkimų vykdymo pradžios, siekiant užkirsti kelią pažeidimams. Privalomas, jei pirkimo vertė viršija 30 000 eurų be PVM, išskyrus naudojant CPO elektroninės priemonės.
Prieš pradedant pirkimus reikia pateikti agentūrai pirkimo procedūros pasirinkimo motyvus, skelbimo turinį, dokumentus ir projekto sutartį. Įvykdytų pirkimų vertinimas atliekamas agentūros, kai tikrinama, ar įsigijimai buvo atlikti pagal įstatymą, vertinant mokėjimo prašymus. Vietos projektų vykdytojai, kuriems netaikomas viešųjų pirkimų įstatymas, bei kurių projektai finansuojami iš EIRŽAF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal viešųjų pirkimų įstatymą dalis, įsigyja PIP numatytas prekes, paslaugas ar darbus pagal PFAT nustatytą tvarką. Atkreipkite dėmesį į mokėjimo prašymų pateikimo terminus ir su jais pateikiamų dokumentų sąrašą. Klaidos gali uždelsti lėšų išmokėjimą. Vietos projektų vykdytojai mokėjimų prašymus rengia pagal agentūros nustatytą mokėjimo prašymo formą, skelbiamą tinklalapyje www.paramažuvininkystei.lt PFAT nustatyta tvarka. Paramos vietos projektams lėšos išmokamos PFAT nustatyta tvarka ir būdais. Agentūra užtikrina, kad paramos lėšos būtų išmokėtos paramos gavėjai ne vėliau kaip per 80 dienų nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Avansų mokėjimo prašymams per 20 dienų. Arba pagal PSK, jei mokėjimo prašymai netaikomi. Paramos lėšos užsakomos ir išmokamos pagal lėšų ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos komisijos taisyklės. Tokiu atveju, kai paramos lėšos negali būti užsakytos dėl nepakankamų viešojo įnašo lėšų, agentūra turi informuoti ministeriją per vieną darbo dieną. Ministerija atlieka reikiamus sąmatų pakeitimus ir informuoja agentūrą per vieną darbo dieną. Jei lėšos negali būti išmokėtos dėl neteisingų duomenų, agentūra per vieną darbo dieną kreipiasi į paramos gavėją dėl patikslinimo ir gavusi patikslintus duomenis užsako lėšas per 2 darbo dienas. Paramos gavėjai apmokamos tinkamos finansuoti išlaidos pagal projekto intensyvumo normą. Jei taikomas avansinis apmokėjimas, gavęs lėšas gavėjas per 7 dienas jas išmoka rangovams, paslaugų ar prekių tiekėjoms ir pateikia pranešimą. Kol lėšos neišmokėtos ir pranešimas nepateiktas, agentūra negali patvirtinti kitų prašymų ar turi inicijuoti tyrimą, jei tai galutinis prašymas. Paramos gavėjas gali deklaruoti papildomas išlaidas, jei jos apskaičiuotos nuo avansinio apmokėjimo. Jei pasikeičia sąskaitos duomenys, paramos gavėjas turi apie tai pranešti iki mokėjimo prašymo pateikimo. Jei duomenys nepakeičiami laiku, atsakomybė už lėšų pervedimą į seną sąskaitą tenka paramos gavėjui. Galiausiai, agentūra turi informuoti paramos gavėją apie atliktus paramos mokėjimus. Atkreipkite dėmesį į galutinės veiklos ir metinių ataskaitų teikimo terminus bei pridedamus dokumentus. Metinės ataskaitas reikia teikti kasmet projekto priežiūros laikotarpiu, kuris šiuo metu trunka 3 metus po projekto įgyvendinimo laikotarpio. Užbaigus projektą, paramos gavėjas privalo pateikti galutinę veiklos ataskaitą su projekto rezultatais, matomumo priemonėmis, atitiktimi principams ir papildomais dokumentais, jei taip numatoma sutartyje. Patikrinus galutinę ataskaitą, agentūra gali dažniausiai pasitaikančios klaidos įgyvendinant projektą. Neįdarbinti darbuotojai, jei sutartyje nurodyta tokia prievolė. Nelaiku pateiktas mokėjimo prašymas. Netinkamai paskirstyti mokėjimo prašymai laike ir neįvertintos rizikos. Apmokėjimas nebankiniu pavedimu. Neįvertintos rizikos. Neprisimkite neįgyvendinamų įsipareigojimų. Skaitykite finansavimo sąlygų aprašą ir atkreipkite dėmesį į pirmumo balus. Nustatytų terminų nesilaikymas. PIP formuluotė sutartyje su NMA. Pirkimai ir sutartyje nurodyti pirkimai neturėtų skirtis. Neapdrausta įranga ir ar nepateikti draudimą patvirtinantys dokumentai. Viešinimas. Užtikrinkite, kad laikotės viešinimo reikalavimų, nes NMA juos tikrina. Teisingi duomenys. Teisingai nurodykite atsiskaitomąją sąskaitą ir kitus duomenys. Statistikos neatitikimai. Patikrinkite, ar statistikos duomenys pateikti metinėje ataskaitoje sutampa su kitais pateiktais duomenimis. Akvakultūros veiklą vykdantis ūkio subjektai kas pusmetį viešosios įstaigos Žemės ūkio duomenų centrui privalo pateikti pusmečio ataskaitą, ją siųsdami žuvis@zudc.lt arba pildant elektroninę ataskaitos formą per IDIS. Pildant ataskaitą atkreipkite dėmesį į
Strategijos vykdytojas visada bus pasirengęs jums padėti, suteikdamas savo žinias ir patirtį, jog išvengtumėte klaidų ir neigiamų pasekmių. Esame atviri ir lankstus, prisitaikydami prie jūsų poreikio žinoti, mokytis, išmanyti ir tobulėti.